namas nemokamai. Iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus, tai jau yra nuostolinga kompanija. Taigi namą nemokamai atiduodi, tai vadinasi kažkur tai reikia tiek pinigų uždirbti, kad padengti namą nemokamai tam žmogui, kuris taupo namui norėdamas išsinešti atgal savo pinigus po sutarties pabaigos. Taigi iš kur pinigai? Nuostolingas verslas, iš karto nuostolingas, čia negali jokio būti pelno. Taip, jeigu pelną neperneši į kitą verslo dalį, tada šitas verslo modelis statyti namą nemokamai yra nuostolingas. Bet pažiūrim toliau. Giliau. Kas vyksta giliau? Darosi, kaip banke, daug žmonių neša pinigus į biudžetą. Biudžetas auga, pučiasi. Iš biudžeto daroma kas? Gaminama namo komplektai. Namo komplektai gali būti parduodami, o tai jau yra pelnas. Namo komplektas gali būti pastatytas ir parduotas kaip pilnai paruoštas namas. Tai irgi yra dar didesnis pelnas. Namo komplektas gali būti pastatytas, įrengtas namas ir jis gali būti išnuomuotas. Tai yra pelnas iš nuomos ir dar pastatytas namas, kapitalas versle, nekilnojamuoju turtu. Tai va, norint atkreipti dėmesį į tai, kur yra pelnas versle, reikia žiūrėti ne į tą vieną reklamai daryti skirtą namas nemokamai modelį, o žiūrėti į visą verslo plėtros procesą. Ir procentaliais paskaičiuoti, kiek yra duodama klientui uždirbti ir gauti nuolaidą, o kiek gali gauti pelno verslas iš šitos veiklos vykdymo. O tai yra kiek? 10% už bendradarbiavimą. 50% nuoma, nuolaida, jeigu klientas taupo savo namui. Sutarties terminas 5 metai. Per 5 metus, jeigu milijonas žmonių neša į biudžetą bent po 1 eurą kiekvieną dieną, tai gaunasi, kad įmonė gali pirkti milijono vertės pastatus kiekvieną dieną. Ir vėliau išnuomavus gauti pelną, kuris metus galės uždirbti tiems žmonėms. Taigi namas nemokamai kiekvienam. Taigi norėdami pakeisti savo ateitį, savo gyvenimą, gauti patį geriausią darbą, kur nėra ribų atlyginimui, kur galite gauti namus nemokamai, ir taip susikurti savo pasyvias pajamas iš namo nuomos, argi ne geriausias verslas iš namų? Kad prisijungti, rašome asmeninę žinutę. Noriu dalyvauti, o vėliau susitarsime, kas kaip. Kiekvienam po namą.